prabėgo dar viena naktis. Keista, kad naktis kol kas labai ramios ir ne tik pas mane. Aišku, turėjau 2 kibimus ant tolimiausias meškerės, deja, tai baigės tik kibimais. Vieną kartą žuvis atsikabino, kitą kartą ištraukiau po kovos tiesiog likusi pusę pavadėlio, tai kliuvinį matyt kažkur kokį nupjovė. Čia 3:30 nakties, 2 kibimukai. To viskas ir pasibaigė. Senus kaimynus, vienas kameriukas, irgi vienas kibimas iš 6 meškerių. Pas kitus iš 6 meškerių irgi vienas kibimas. Ir tai jau paryčiais. Daugiau tylu ramu. Nors šuolių buvo šiek tiek girdėti naktį, bet dabar ryte ganėtinai ramus tvenkinys. Verdamės kavos. Persimest, sudėsiu vėl tarpukus. Kurios naktį buvo nuėmęs. O tik trečia meškerė matysiu. Šiandien berods išvažiuoja kaimynai. Tai po to tai ją dar palaikysiu tam atstumę netolimam. Laisvas kelias, iš tos pusės gal žuvis drąsiau jausis. O jeigu ne, tai dienos antroje pusėje bandysim tolintis ir žuvies ieškoti toli, jeigu tik to reikės. Bet dėl kibimų kiekio nepergyvenu, net važiavau čia labai ir sportuot. Galėjau tolintis nuo vakar, spausti viską, bet visa tai yra toks žaidimas. Kažką pasibandai savo artimesniai vietoj, tolimiau, su vienokiais bailiukais, su kitokiais. O ir su hebra noris pabūtai. Šį kartą žvejyba tokia, kad viską spėji, kas tikrai yra gerai. Tai va toks būtų šios nakties apibendrinimas ir planas po kavos, kurį telieka įgyvendinti. Pukai jau vandenį, tolimiausiuose taškuose, o į artimesnį bandysiu taktikėlę su pakeltų plastikiniu kukurūzu. Prie jo įdėsim vien tik grūdinės kultūros. Pažiūrėsim, ar tai suaktyvins žuvį ir duos bent vieną kibimą. Nors spėjo ir nulyti ryte, bet šviečia saulė, panašu bus tikrai graži diena. Kaip tai įtakos žvejybą, sužinosim per ateinančias valandas. Vykit, neįsijunkit, o aš bandau pagauti dar kokį karpį. Panašu, kad bet nustojo. Ne, nenustojo. Atsigavo kiek žuklavietės, keli greiti kibimai, vienas karpis graibšte, vienas tam meškerės valo gale. Tikiuosi pavyks realizuoti. Paskutiniu metu šiokia tokia problemėlė realizacija.
pavyko sulaukti vienu metu net 3 kibimų, realizuoti iš jų 2. Tai kaip matėt, žvynius. Žvynius, kuris svėrė kiek virš 8 kg, 8,200 maždaug. Ir dabar 9,5 veidrodukas. Užkybo jie, žvynuotasis pasirinko tirpuką, kiek iš patolinto kairiausio taško. Dar paplaukiau su diperiu. Keliose vietose parodė žuvį, ten maždaug ir akcentavausi. Draugai taip pat pasitolinę, gauna kibimus. Aš džiaugiuosi jų taip pat sulaukęs. O šis grįžau prie to, ko aš šeriu, kaip sakant. 2 meškerės ant Pure Fish su Classic Shellfish viršūnėlė ir viena, tai yra po 1 meškerę, o kita su Fish Robin Red ir slyvos viršūnė, būtent jie susigundė šis veidrodukas, jį dar pagydysim. Taigi, dar kartą parodau, 9,5. Tai toks, nedaug tų veidrodžių papuola čia kažkaip, bet 12 žuvis krante ir turim dar laiko pagauti jų daugiau.
norėjau jums parodyti prieš tai užkibusią žuvį, kuri draugo pagalba vis dar ilsis dabar graibšte, nes užkibo šis 10 kg veidrodukas. Pikti, nors ir iš toli tikrai nemenka kova su jais būna. Noriu greit aš jį kažkaip jums parodyti, nes vėl kaip ir kibimai toks ir oras neprognozuojama, užeina, šviečia saulė, tai lyja. Štai ta tokia žuvis. Tai Purefish ir Fish Robin Red kombinacija su slyva ir su Fish Pineapple bailiukų viršūnėm veikia. Leidžiam žuvį, parodau kitą ir reikia vėl temptis, nes vėl ant stovo tik viena meškerė. Štai tas beveik 11 kg žvynis, kurio fotosesija nutraukė. Veidrodis. Be proto kovingas. Nagi. Štai ta žuvis. Traukti jas iš 120 metrų tikrai yra ką veikt. Tai vat, leidžiam šį ilgšį atgal ir pildom stovą meškerėm. Kągi, gavom kiek veiksmo. Vėl kibimai iš tolimiausių taškų, artimesnis keista, bet nutilo. Padaviau, kaip matėt, tokio stambesnio jauko, daugiau užlaikyti žuviai. Spėjau, tai sekas kol kas. Vėl trumpalaikis lietutis toks. Šį gal nebus labai stiprus, tikiuosi. Bet taip visą dieną, tai saulė šviečia, tikrai šilta ir staiga užeina debesis bei sulaukiam lietaus. Į galą sauja Fish Robin Red bailiukų, prie Purefish, aišku, Purefish bailiukų. Ir ką? Plukdinam.
Vėl vakarinis aktyvumas, smagu, žuvis kibo, bet reikia pasirūpinti ir savo skrandžiu. Tai kol visos meškerės ant kranto, uždėsim kept vakarienę sal ir vėl iš naujo pertimpinėsim. Tai, kaip matėt, užkibo 6 kg amūras, pasirinkęs Purefish tirpuką, o kita žuvis tai pasirinko visgi ne šį masaliuką, bet Fish Robin Redą su slyvos viršūnėlė, kurios vėlgi tuoj pat dėsim atgal ir plukdinsim iš naujo. Atvykusio draugų pagalba padėjo realizuoti dubletą ir štai draugo ištrauktas beveik 11 kg ražų žvynius, sugundęs Fish Robin Redo ir slyvos viršūnėlę. Taigi nuostabi žuvis, užbaigianti šį gražų vakarą. Vėlgi vėsu, krinta rasa, bet žuvis dar kimba. Tikiuosi, jos nebus paskutinės. Tuoj apžiūrėsim sekantį. Ir kągi, man užkibęs karpis ant Fish Robin Redo
Veidrodukas pasirodo netoks ir mažas. Tai 12 kg. Nuostabi žuvis. Traukiant iš tokio atstumo, kaip jau minėjau, tai jos tampa ypatingais kovotojais. Pasidarysim nuotrauką ir paleisim žinoma atgal. Reikia perstam 2 meškeres ir lauksim, ką atneš paskutinė naktis. Praėjo paskutinė naktis. Ši buvo kiek aktyvesnė palyginus su pirmom 2. Po vakarinio dubleto pavyko pagauti dar 5 ar 6 amūrus. Būtent jie nedavė ramybės. Tarp jų papuolė vienas karpiukas. Karpiukas beveik 9 kg. Didžioji dalis amūrų tai dar tik jaunieji. Augantis organizmai, 4-5 kg. Vienas buvo apie 7. Tolimiausios 2 meškerės stovi jau nejudintos kurį laiką. Kai baigės karpių kibimai, taip jos ir nutilo, dirbo visą laiką kairė. Tai dabar dar kartą būtent persitempiau, pasijaukinau. Baigės pašarai, šiek tiek pakobrinau. Turim dar 2 valandas, tai truputį kyla saulė, reiks pradėti rinktis daiktus. Yra pagauta apie 250 kg, apie 26 žuvis. Rezultatas, kaip kintam, ganėtinai, sakyčiau, dar vidutinis tik, bet džiaugiuosi turėjęs laiko ir pabūti su draugais, o ir išsimiegot leido, o ir žuvų pagauti taip pat teko. Manau, čia jau tikrai praėjo smagiai. Vykusi kelionė. Kol kas laukiam, o aš einu po truputį dėliotis daiktus. Dešimt su pusė drąsiai.
dabar nervėti, vyks filmavimas. Atsiprašau, alio. Štai. Tokis amūras tikrai verta. Kaip iš atėkos, žinai, tiesiai. Praėjo 3 paros, baigęs ši žuklė. Dar kelias minutės ir trauksiu meškeres. Ir ką, per visą savaitgalį bendrai pagavom daugiau nei toną žuvies. Žinant kintus, tai tikrai neįspūdingiausi skaičiai, bet ne visada ir visos meškerės būdavo užmestas. Pačiam paskutinę naktį pavyko iš mūsų 5 pakilt į daugiausiai sugavusi. Nedaugiausia žuvų, bet didžiausias svoris. Viso pagavau 30 žuvų, kurių svoris 265 kg, 800 gramų maždaug. Nežinau, ar tai bus paskutinė šio sezono žuklė. Tikiuosi dar pavyks išlėkti, bet kad ir kaip bebūtų, šis laikas kintuose praėjo smagiai. Prenumeruokit kanalą, dėkit pirštą ir susitiksim prie vandens.